Nu, įkirpti ką reikia. Nu gerai. Čia jie kalbasi, dialogas paukščių yra. Skirtingi paukščiai, bet jie draugiški, vienas šalia kito. Šitas pasakoja istoriją, o šitas klausosi. Va taip. Там дырки не надо было делать. Здесь дергались, и все такое. И это тоже, чтобы на цепях. Это как у старых часов есть этот пендель. Ну вот это тоже надо так. Это во-первых, часы. Петух. Так что я приехал из большой деревни, которая называется Рига. У нас там есть петухов много. И я как-то думал, что у вас тоже надо. И вот одно, которое я придумал, привез вам. Это как название, просто название было часы с цепью. Ну вот эти цепи здесь все поставлены. И здесь этот, как бы этот часы это все. Ну и думал, пусть тогда у вас тоже есть какое-то маленькое вспоминание, наверное. Не идет. Ну, элемент. Кабина чем тут? Kažkaip žiūrėjau, kad čia bandžiau lipdyti realistiniai tokį, baltą varną, galvoju, kažkokią simboliką, kažkokį tokį juokelį, nu kažką tokios, kad smagaus būtų. Bet pažiūrėjau, kas yra, tai visi tokie gana realistiniai ir tokie, visi vertikalūs, tai sugalvojau daryti horizontalų, nuo to pradėkime. Ir tada jau pradėjau ieškoti formos. Kad kažkaip tas paukštis, ar jį reikia daryti kaip gyvą, ar padaryti tiesiog kaip simbolį. Aš tokį labiau simbolinį pasirinkau kelią. Nes gyvų paukščių čia ir taip begalės, ko gero, tame ežere. Tai bus kažkas tokio abstraktesnio. Koks paukščio vardas? Kadangi akmuo padiktavo Raibutė, nes Raibas akmuo toks, tai tegu būne. Aš čia tik tais darbininkas, aš čia nieko nežinau. Paukštis, jis atskrido iš Afrikos. Garsiau. Afrikos papūga, sakau. Iš naujo. Papūga iš Afrikos. Ypatinga, su aštriais nagais, kad jeigu kas puls, tai kad gintis galėtų. Ir naktimis pakils ir darys tvarką čia. Ir paskui vėl nusileis. Saulei patekėjus, jinai vėl nusileis ant šito kuolo. O šiaip skraidys naktį. Ir dar čia yra voras prilipdytas. Jis pasigavo čia jį, jeigu kartais neras čia valgyti, tai kad turėtų, kaip sakant, podėlio biškį. Taip. Nu ką, nu viskas. Ir prašom glostyti snapą, nešlaimę. Kas paglostys jo snapą, seksis. Bevardis. Jis keičia vardus.
Tulpė dar. Gerai. Nu, pačiam prašom. Čia tik atsargiai galite išsikti. Jau. Viskas jau. Jau. Šiaip labai džiaugiuosi, kad pavyko būtent šitą darbą padaryti. Jis man gimė vaikštant Norvegijoje po Osle, po Vigelando parką ir semiantis ten, sakykime, vieno iš žymiausių norvegų skulptorių kūrybos, grįžus namo, kažkada prieš kokį 10-metį paėmiau ir padariau tokį eskizėlį, ta prasme, pelėdą ant tokio kamolio pelių. Ir taip netikėtai čia po 10 metų pavyko šitą savo sumanimą įgyvendinti, tai džiaugiuosi, kad Dusetos čia taip pasikvietė. Ir šitas darbas Dusetų dalim, tikiuosi, taps. Pelėdai vardo nesugalvojau, čia gal liaudis dažniausiai mėgsta vardus galvoti ir įdomu, ar čia, sakykime, šitas visas paukščių takas, ar jų gyventojai ten liaudyje įgaus kažkokius vardus, ar ne, tai kažkaip tų vardų buvo galvoje daug, bet pasilikau gal, ta prasme, nekomplikuoti tos situacijos, taip paprastai ir pavadinti, kad pelėda. Tai va. Neištirps tokiam karštį, kaip šokoladas atrodo. Tai jei jau būtų šokoladinė, tai turbūt būtų ištirpus, bet manau dar geriau čia, ta prasme, tas karštis, sakykime, šitas medžiagas suaugins į vieną monolitą ir turbūt ilgai stovės tada. Tai Ačiū. gal tiek. Taip, kodėl Kalakutas, nes aš norėjau kaip skulptorius išbandyti 2 naujas patinas, tai yra vario ir geležies patiną, užtepti ant vienos skulptūros betoninės ir pažiūrėti, kaip jos ten sureaguos, kaip atrodys. Tiesiog ir man patiko tas koloritas originalaus Kalakuto. Tas jis toks įdomus yra. Jo tas kaklas toks kaip nuvarvėjęs vaškas. Ir be to Kalakutas yra ir dėkingumo simbolis. Tai o dėkingumas yra didelė vertybė. Metais iš metų mes per kraštiečių šventes atidengiam naujas skulptūras. Tai skulptūrų parke, tai dabar jau 3 metai, kaip skulptūrų parkas prasiplėtė ir atėjo iki vandens. Ir tai yra didelė dovana Dusetoms. Projektas buvo pradėtas prieš 3 metus. Ir tada Benjaminas Sakalauskas buvo direktorius ir jo iniciatyva buvo galvojama čia padaryti, kaip tą tribūną pakeisti, kaip jos įvaizdį suformuoti, kad žmonėm būtų malonu pasivaikščioti, pasėdėti, pažiūrėti į saulėlydžių. Tai iš tikrųjų šitą idėją buvo pasiūlyta Dusetų menininkų. Ėmiausi iniciatyvos, kad pradėti projektuoti. Pirmiausia, tą dalį sutvarkėm, o paskui čia jau, ką leidžia fantazijos. Aišku, fantazijų įvairiausių čia buvo ir maketų čia buvo pristatyta. Ir kai pamačiau, kad čia tikrai gali būti įdomus, nuostabus dalykas ir niekur pasaulyje tokių dalykų nėra ant vandens, tai tikrai pradėjom finansuoti projektavimą, įrengimą ir dėkui seniūnui, jisai aktyviai tą reikalą palaikė. Ir aišku, menininkai čia dirbo, kaip sakant, nuo širdies ir manau, kad dar čia nebaigtas projektas, negalima visko užbaigti ir lyg ir neturėti kitų idėjų. Va, priekinė dalis dar mūsų buvo projektuota, kad kažkaip tai ją
sutvarkyti dar taip pat. Labai džiugu, kad mūsų skulptūrų parkas beveik pilnai užsipildė. Dėl ko sakau, kad beveik. Tai, kad dar liko keletas skulptūrų vietų ant pačios terasos. Taipogi mes turime skulptūrų vietų, kurios yra iš tikrųjų meldose. Bet jų mes dar nematome, tų vietų mes turime 12. Taipogi mes turime dar visą lankstą, kuriame galėtumėm padaryti kolonų ir vietų naujom skulptūrom. Tai aš manau, kad mes dar geriausiai esame pusiaukeliai. Tai labai džiaugiuosi Dusetomis, kad skiria daug dėmesio gyventojų gerbūvių gerinimui, taip seniūnė. Atėjo metas, kad Dusetom reikalingas stiprus pastiprinimas, gerbūvio sukūrimas, lankomumas turi būti. Mylėkim kiekvieną savo kraštą, stenkimės ir dėl jo kovokim. Jau kelintą metų iš eilės yra projektas vykdomas, Ieva Špurienė yra to projekto vadovė ir kultūros centras inicijuoja finansavimą, prisideda visada Zarasų savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Tai aš noriu pakviesti šiais metais, 6 autoriai yra, nauja 6 skulptūros. Ir noriu Edvin Skrūminas, dailininkas iš Rygos, mūsų bičiulis, jau ne pirmi metai dalyvavęs šitoj. Tada Violeta Kasparaitė. Bravo, Violeta! Vydas Simanavičius. Algirdas Gaižauskas. Mykolas Sauka ir Mindaugas Junčys. Jie yra išvykę, turi labai rimtų darbų, tai ruošiasi parodoms ypatingoms Paryžiuje ir kitur. Tai vienu žodžiu atsiprašė ir mes visi jų skulptūros yra ir šiandien mes jas pristatysim taip pat. Paldies, ka man uzaicināja, ka es varu atbraukt šeit. Un es tā kā no Rīgas esmu, Rīgā mums ir daudz gaidu. Un es vienu gailu atvedu jums arī, lai te būtu gaila. Paldies. Gaidys puikiai duos mums ir džiugins. Violeta savo darbą pristatyk trumpai. Nu ką, Dusetų miestelis yra labai svetingas ir ne tik tai svečiams ir čia atsikėlusiems naujiems gyventojams, jisai svetingas ir paukščiams, kur čia suskrido labai daug paukščių iš įvairių kampelių ir įvairių skirtingų paukščių. Mano papūga atskrido irgi iš toli. Ir tai kaip simbolis mums su vyru, kur mes irgi prieš daug metų nutukėm šitam krašte. Tai tegu būna kaip simbolis. Ačiū Violeta, tikrai puikus darbas. Ačiū. Vidas Simanavičius. Šiaip labai ačiū, kad pakvietėt. Šiaip esu Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus skulptorių sekcijos pirmininkas ir džiaugiuosi, kad Dusetos prisimena mus tokius toli esančius, sakykime, ne taip toli, bet vis tiek jau ne prie pat. Ir visada nepamirštas, kviečia dalyvauti, rodyti savo kūrybą, tai šiais metais pakvietė Dusetos ir mane, tai aš kažkaip išdrįsau irgi, ne gaidys, bet pelėda atsirado jūsų čia. Aš norėjau ir paklausti, direktoriaus, kieno čia idėja? Normandė Ribokaitė pasakė taip. Pasakė, Algis statyk skulptūros ir aš čia pradėjau jas statyti, o jas leido Benjaminas Sakalauskas. Sako, statyk, gražu bus. Alvydas Tauskas sukūrė šitą tokią gražią galeriją. Ne, sukūrė, skulptoriai sukūrė. Bet Alvydas tą padarė labai rimtai. Čia jau yra rimtas. Rimtas yra projektas, yra labai daug rimtų skulptūrų, geri skulptoriai dalyvauja.